kažkaip, man atrodo, jau lengviausių kelių, nes nuo vaikystės mokiausi muzikos ir man atrodo, kad man tai geriausiai sekasi, nors aš mokiausi visai kitų specialybių, bet man atrodo, kad aš galiu dainuoti. Tai dėl to ir tapau dainininkė, žingsnis po žingsnio. O man tai kažkaip labai natūraliai iš tikrųjų, nes aš irgi kaip ir jūs mokiausi muzikos, bet visą laiką dainavau ir man kažkaip tiesiog natūraliai nebuvo klausimų, ką daugiau veikti ir tiesiog dainuoti toliau. Tai aš gal pratęsiu savo mintį, kad man net nereikėjo apsispręsti, nes aš kaip sakau, man viskas gavosi natūraliai. Mokykloje dainavau, mokinausi ir po to tiesiog susiradau universitetą čia pas mus Klaipėdoje, nes tai buvo vienintelė mokykla tuo metu, kuri tokią specialybę galėjo mokinti ir tiesiog natūraliai, net nebuvo man kažkokio tai sprendimo ten ar ne ten, nors aišku, tai mama norėjo, kad ten aš būčiau mokytoja iki mokyklinio ugdymo, bet tiesiog. Aš truputį, tai mano situacija truputį kitokia, nes dar svarsčiau iš tikrųjų, kur aš galėčiau stoti studijuoti, nors aš niekur nenorėjau pabėgti nuo muzikos. Bet buvo galimybių ten stoti į 20 vietų universitete, į 20 skirtingų specialybių. Ten stojau ir statyba, ir pilotavimas, ir ten žemės ūkis ir taip toliau. Tai jeigu tai galėčiau pavadinti, kas padėjo apsispręsti, tai pirmų numerių įstojau į džiazo vokalą. Aš tai labai džiaugiuosi. Nieko kitko negalėtume veikti, man atrodo. Man irgi taip atrodo. Nebent švariai langus nuvalyti, švariai grindis išplauti, ką nesirbytė išvirti, bet nesijaučiam kulinarės, ne? Taip.